Pasakoju, kas atsitinka, kada vyras užtyla. Pirmas momentas, jisai nenori gauti į galvą ir vengia konflikto energijos, nes jisai supranta, kadangi jau pasipraktikavo, jis kalbėjo su moterim, reiškia savo kaprizus arba norus, arba bandė nustatyti taisyklės. Ir jam parodė jo vietą. Parodė, kad jisai durnas. Arba iš tikrųjų parodė, kad jisai durnas. O mes dažniausiai būnam durniai, jeigu mes pradedam ginčyti su moteriam. Nes moteris yra protingesnė. So nereikia, jinai praktiškiau, aiškiau mato situaciją gyvenime. Ir mes su savo teoretizavimu ir savo fantazijom, mes esame genialūs, bet mes dažnai klystam. O klysti mes nenorim, nes skauda suklydus. Tampam prasti, kalti, prisidirbam su savo kvailumu, o reikalavimai savo aukšti, labai didžiuliai reikalavimai savo protingumui. Mes turim čia būti poroj lyderiai, meilužiai, aistrą sukelt, taip toliau. O tas nevažiuoja. Taip lengvai, kaip norėtųsi. Per didelį lūkesčiai. Ir grįžtam prie pagrindinės temos. Tai pagrindinis momentas yra toksai, kad vyras tyli todėl, kad žino, kad gaus į galvą, jeigu pakils klausimą arba pradės svarstyti. Jam už tai pareis. Ir jisai taps arba kaltas, arba durnas. Todėl, kad kai mes pradedam diskutuoti su moterimu, jinai pakelia labai realius klausimus. Vyrai. Išlenda momentai, kur mes jau tampame arba kalti, arba prasti. O mes to vengiam kaip ugnies. Ir todėl mes viską padarom, kad nebūtumėm to pokalbio pasekoj nepakankami ir prasti. Ir mes viską padarysim, kad to išvengti. Ir vienas iš būdų yra nesileisti į kalbas. Ir tai yra mūsų vaikiška dalis, tavo apsisaugojimo dalis, kurią reikia mokytis apeit, susitvarkyt, mokytis eiti į konfliktą, gauti į galvą, nenueiti į konfliktą, nenueiti į muštynės. O tam reikia mylėti save. Taip? Kas yra meilė savo? Savigarba. Reiškia, jeigu aš save gerbiu, aš neleisiu negerbti manęs ir aš gerbsiu kitą atitinkamai. Taip? Meilė savo yra įsiklausimas į save, meilė savo yra pažinimas savęs. Ir kol to nėra, vyras tada bijo skausmo dėl kaltės arba gėdos. Ir jis todėl geriau turės pretenziją, bet jeigu jis ją išreikš, arba pretenziją, arba jis nemokės kažką pasakyti. Taip, jisai gaus atgal nuo moters. O vyras, ko labiausiai nenori, tai jaustis kaltas. Tai čia yra antra priežastis, kodėl. Kas darosi. Dabar žiūrėkit, kame reikalas. Moteris nėra irgi tobulas. Moteris labai dažnai komunikacijoje pridaro klaidų, nes į vyrą, kai jis atsiveria, kai jis kalba savo tiesas, o jis pats savęs nemyli. Jeigu ten stipriau paspausi, jis lygiai taip pat kaip moteris stipriau užspausi, užagresuosi, užvarysi, širdelė užsidarys ir viskas, ir šakės. Ir šakės porai. Bet pas vyrą lygiai tokia pat širdis yra. Ir moteris nemato savo klaidų. Ir nedaug dievė ten būna ir deformacijos, isterikės, narcizė. Ačiū Dievui, tokių nedaug. Bet dažna moteris nepamato savo klaidų. Nepamato. Ir aš tada kalbuosi su pora. Ir aš iš subtilumo jiem parodau ir išgaudau, parodau porai, kas darosi pas juos. Iš tikrųjų. Pavyzdžiui, moteris kalba su vyru grubiu tonu pastoviai. O jinai to nejaučiam, nemato. Arba pradeda užvažiuojant jau. Ir aš kai jai parodau, sako, oba, o būna nemato. Tai va, tai dar viena problema, kad moteris, kalbasi kaip su spartiečiu, o ten paprasčiausiai yra žmogus, kurį galima
Nu, uždaryti elementariai. Ir deja, kai kurie mūsų yra ant tiek žaizdoti, kad net netinka santykiam. Nu ir ką dabar darysi? Tai nėra užvažiavimas nei ant vyrų, kad jie jautrūs, nei ant moterų, kad jos daro klaidas, nu va taip būna. Ir tada, tą žinant, galima pradėti eiti vienas į kitą. Vyrui mokytis pasitikti galimus skausmus ir avarijas. Moteris lygiai taip pat mokosi pagarbos, jeigu jinai nepagarbi. Nes dažnai moteris galvoja, kad jinai yra normali, o ten labas mamytė būna arba labas močiutė būna. Vat istorijos. Mama normali, močiutė. Atsigiminė, pavyzdžiui, moteris į močiutę. O toks psichoenergetinis laukas. Charakteris toksai. Ir moteris buvo įsitikinus, kad nu, jinai normaliai elgėsi su vyru. Ir išaiškėjo, kad labas, pas tave yra klausimai su nepagarba vyrui. O vyras, kai jaučiasi negerbiamas, jisai gali užsidaryti. Dalis užsidaro, nes turėk omeny, kad tylėjimas yra vienas iš būdų, kaip gintis. Nes dalis vyrų puola ir pešasi. Nieko iš to nesigauna. Ir tada moteris iš tų peštinių arba vyras išeina ir klykia, kad buvo sužeistas. Irgi dažna istorija. Tai va tas trečias punktas yra, reikia tikrintis, ar tikrai moteris nedaro komunikacijos klaidų. Ir tai yra labai rimta tema, kur galima prisižaist labai žiauriai su vyru. Aš nekalbu apie variantus, kai vyras labai jautrus, labai žaizdotas ir moteris vaikščioja ant kiaušinių lukštų. Ten reikia vyrui tvarkytis psichiką.